tai kas nutiko po pertraukos, kad žaidimas iš esmės pasikeitė. Rusai pridėjo intensyvumą, Rusai atsipalaidavo. Nemanau, kad mes atsipalaidavom. Iš esmės praradom savo tempo žaidimą. Prasideda vis laikiškas klaidas, manau, kurios lėmė tą jų pranašumą, kurį įsiveržė į priekį ir paskui buvo sunkus atgal perlaužti. Pajėgesni Rusai yra kol kas, ar? Jie laimėjo, manau, žinoma, kad pajėgesni. Manau, kad vis tiek mes padėjom dėl to, kad jau pirmą pusę sužaidėm, tai dar nebuvo. Toliau vis tik gerėjau. Žiūrėti vis tiek pozityviai ir bandyti savo klaidas taisyti. Turėsim video, pamatysim viską, padarė per pusę, kaip labai pagreitus varžybų ir visai kitaip nei pradėjau. Analizuosim ir taisysim. Labai daug taškų Rusai iš po krepšio, ar tai kelia nerimą jūs asmeniškai? Labai daug taškų Rusai įmeti iš po krepšio. Šias neveikia mūsų gynybos. Nemanau, kad tai vien mano rajono klaidos ir mes labai daug vis tiek padėti ir tas nesusišnekėjimas lėmė tai, kad jie tiesiog laisvai dėliojo iš po krepšio, taip net gali būti. Ir sakiau, rytoj žiūrėsim video ir taisysim. Čia, aišku, ne pirmas lygis jau taip šiemet, bet bandysim nugulinti, nežinau, ką tą daryti. Žaidėt tokio artimo žaidimų režimu, ta prasme, ir sunkiems. Vienas irgi sakė, kai kur jie negalima kalbėtis, čia buvo tai jie vertinus nerimo kyla kažkokio, ar užteks pajėgumo vienas vėl? Aš žinau, jeigu pradėsi pergyventi, tai tada pavažiuoti, iš tikrųjų, pakreiksi ir pradėsi žaisti kitaip. Žinoma, nėra smagu pralošinėti ir nėra smagu, kai patys jaučiame, kad nerodome tą, ką galime, bet žinoma, turim vis tiek dar laiko, patogiau ir vis tiek ateis tas lemiamos varžybos, manau, kad visi kitaip atsineš ir atsiduos. Ir aš nenoriu nei pats pergyventi, nei kitiem kažką užnešti, kad daryti. Išeisim, sužaisim, jeigu tikrai kažkas bus stipresnė, laimės, bet atiduosim nesisėdės. Treneris sakė, kad žaidėjai daugiau dėmesio skiria pokalbiams tarpusavio su teisėjais, o ne žaidimui. Buvo ir tokių momentų, bet šitie momentai yra labai lengvai išgyvendinami. Čia paprasčiausiai, žinot, jau kaip sakyt, pralošėm 3 varžybas, jau žinom tikrai, kad reikia keisti viską, susitiksim, visi pašnekėsim, visi yra profesionalai ir nemanau, kad kažkuris tai nori pralošti, taip kad tuos dalykus galima lengvai pataisyti, tuos pokalbius visus, koncentracija didesnė varžybos. Čia nereikia mėnesio atidirbinėti tam, kad tai pasikeistų. Kaip kapitonas, manai, per daug jų yra pasidalimų tarpusavį, pasiginčymų? Žinot, visada buvo, visada yra skirtingi žmonės važiuoja rinkinės, vienas iš vieno klubo, kitas iš kito, tos klaidos įvyksta, kitas tik vienas prisiema kaltės, kitas per daug gal pasako kažką, bet visada tai buvo kažkiek taip ir manau, kad per daug. Jo, jeigu pralošimi treneris, tai per daug, bet sakau, pataisysime. Ačiū. Renatai, tu tą fildą stebėjai, kaukė paskrūdo ar ne? Noris, kad ne. TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.